في هذه الأثناء يصعد إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ ياسر الدوسري كي يخطب بالناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي كتب العز والتوفيق لمن أطاعه واتقاه. Šlovė ir dėkingumas Alachui, kuris nulėmė garbę ir sėkmę tiems, kurie jam paklūsta ir jo bijo, o pažeminimą ir panieką tiems, kurie prieštarauja jo įsakymams ir jam nepaklūsta. Šlovinu jį, tai būna jis išaukštintas, taip kaip šlovina tas, kuris pripažįsta savo valdovo malonę. Dėkoju jam, nes jo gėris gausiai liejasi tiems, kurie jį pasirenka savo globėjų. Liudiju, kad niekas nėra vertas garbinimo, išskyrus Alachą, vienatinį, neturinti bendrininkų. Sėkmė pasiekiama tik per paklusnumą jam ir turtingumas tik per jo malonės siekimą. Liudiju, kad Muhamedas yra jo tarnas ir pasiuntinys. Tai laimina jį Alachas, tai suteikia jam taiką ir palaimą, taip pat jo šeimai, jo bendražygiams ir tiems, kurie seka jo keliu. Taigi, būkite Dievo baimingi ir atminkite jį tiek vienumoje, tiek viešumoje. Būkite iš tų, kurie bijo savo viešpaties akivaizdos ir sulaiko save nuo aistrų. Ruoškite savo apsirūpinimą, nes geriausias apsirūpinimas yra Dievo baimingumas. Alacho šventųjų namų piligrimai, maloningoje svečiai. Praėjo vienas iš didingiausių sezonų. Baigėsi hadžo dienos su visa jose slypinčia nauda ir laimėjimais. Tad jūs, kurie atsiliepėte į kvietimą, sveikinimai jums, nes buvote išrinkti. Jūs atvykote iš tolimų kraštų ir nutolusių miestų. Atvykote pas Alachą, grupė po grupės, stovėjote prie jo vartų, minia po minios, gerbdami šventenybės ir apeigas, bei nuolat kartodami vienatinio Dievo išpažinimą šventose vietose. Tad sveikinimai jums dėl šio užbaigimo ir dėl malonės bei gėrio, kurio Alachas jūs apdovanojo, kaip kad jis tarė, sakyk, pranaši Muhamedai, tegul jie džiaugiasi Alacho palaimą ir malonę. Tai yra geriau už turtą, kurį jie kaupia. Žinokite, tai pasigali jūsų Alachas, kad priimto hadžo požymis ir pasitenkinimo bei priėmimo iš Alacho ženklas yra nuolatinis paklusnumas Alachui ir tvirtas jo kelio laikymasis.
Todėl tvirtumas Allaho religijoje yra tikinčiųjų siekis ir geradarių pasiruošimas. Tai tvirta tvirtovė, patikimas ramstis, nepajudinama ola, prieš audras ir aukštas kalnas, prieš niokojančius potvinius. Jo dėka prigimtis apsaugoma nuo nukrypimo, protai nuo paklydimo, o širdis nuo nepastovumo ir nusigręžimo. Tikintieji, tvirtumas religijoje yra Allaho įsakymas, jo pranašui ir išrinktajam, jo pasiuntiniui ir pasirinktajam. Išaukštintasis pasakė, aukštink savo viešpatį šlovinimu, būk su puolančiais kniupščia ir garbink savo viešpatį, kol pasieks tave mirtis neabejotina. Anot Anaso, tebūna Allahas jo patenkintas, Allaho pasiuntinys, taika jam ir Allaho palaima, dažnai sakydavo, o širdžių apvertėjų, padaryk mano širdį tvirtą tavo religijoje. Tuomet Anasas paklausė, Allaho pasiuntiny, mes patikėjome tavimi ir tuo, ką atnešiai. Argi tu baiminėsi dėl mūsų tikėjimo? Jis atsakė, taip, iš tiesų, širdis yra tarp dviejų Allaho pirštų ir jis jas varto taip, kaip panori. Ir iš tiesų, absoliuti tiesa, tai būna jis išaukštintas, paaiškino, kad tvirtumas yra malonė, suteikiama tikintiesiam šiame ir ateinančiame gyvenime. Jis tarė, Allahas sutvirtina tikinčiosius tvirtų tikėjimo žodžiu šiame ir ateinančiame gyvenime, o neteisiosius Allahas palieka paklydusius. Allahas daro, ką panori. Tvirtieji buvo nuoširdūs, todėl išliko tvirti. Jie ėjo tiesiu keliu ir nenuklydo. Todėl Allaho malonė jie nusipelnė, kad mirties akimirka pas juos nusileistų angelai su džiugia žinia, pašalintų iš jų baimę ir liūdesį, bei praneštų apie didžią sėkmę ir kilnę buveinę palaimos sodose. Išaukštintasis tarė, iš tiesų, pasakančius, mūsų viešpats yra Allahas ir tvirtai besilaikančius jo nurodymų. Angelai ateina pas juos ir sako, nebijokite ir neliūdėkite, bet džiaukitės gera žinia rojaus sodų, kurie buvo jums prižadėti. Mes esame jūsų globėjai šiame ir ateinančiame gyvenime. Jūs turėsite jame tai, ko siela trokš, ir viską, ko prašysite. Tai dovana iš atleidžiančiojo, suteikiančio malonę. Abu Bakras Asidikas, tai būna Allahas jo patenkintas, pasakė, kad tai tie, kurie negarbina nieko kito vietoj Allaho ir nesigręžia į jokį kitą dievą be jo. Musulmonai, iš tiesų yra būdų pasiekti tvirtumą Allaho religijoje. Kas jų laikysis, tas Allaho valia pasieks savo tikslą ir gaus tai, ko siekia. Allahas sutvirtins jį tiesiame kelyje ir apsaugos nuo nukrypimo bei pražūties. Svarbiausias šių būdų yra tikrojo vienatinio Dievo išpažinimo įgyvendinimas, tvirtas Allaho laikymasis ir pagalbos prašymas iš jo. Išaukštintasis pasakė, tave vienintelį mes garbiname ir tavęs vienintelio prašome pagalbos, ves mus tiesiu keliu. O po to seka tvirtas laikymasis Allaho rašto ir jo pranašo, tai ką jam yra Allaho palaimos sūnus, gilinantis juos, suprantant, mokantis ir įgyvendinant. Pranašas, tai ką jam yra Allaho palaima, paliko savo bendruomeniai šį didį pagrindą ir pasakė, palieku jums du dalykus. Kol tvirtai jų laikysitės, niekada nenuklysite. Allaho knygą ir jo pranašo sūną. Perdavė Malik. Kas laikysis jų abiejų, to kojos nesuklups, jo supratimas nenukryps, abejonės jo nepagrobs, o aistros jo nesuvilios. Išaukštintasis tarė, sakyk, šventoji dvasia atsiuntė tai iš jūsų viešpatės su tiesa, kad patikintų tikinčiuosius, kaip vadovą ir gerą žinią paklūsantiems Allahui. Taip pat yra svarbiausi tvirtumo Allaho religijoje pagrindų yra laikymasis teisiųjų pirmtakų kelio ir jų supratimo. Anot Al-Irbedo ibn Sarijos, tai būna Allahas jo patenkintas, pranašas, tai ką jam yra Allaho palaima, pasakė, todėl laikykitės mano sūnus ir teisingai vedamų teisiųjų kalifų sūnus po manęs. Tvirtai jos laikykitės ir įsikibkite į ją krūminiais dantimis, perdavė Abu Daud. Todėl laikykitės jų kelio, sekite jų pavyzdžių, semkite žinių iš jų paveldėtojų, dievo baimingų religijos žinovų. Kreipitės į juos, ypač užklupus nelaimėms, ir plintate abejonėms. Juk žinovai yra tiesio kelio gairės ir šviesuliai tamsybėse. Vienas didžiausių tvirtumo šaltinių yra kreipimasis į Allahą, malda ir prašymas, kad jis išlaikytų žmogų tvirtą religijoje iki pat mirties. Tarp tikinčiųjų maldų minimų Korane yra ši. Mūsų viešpate, neleis mūsų širdims nuklysti po to, kai atvedė mūsų tiesų kelią.
Suteik mums savo malonę, iš tiesų, tu esi visą duodantis. Prie tvirtumo taip pat prisideda ir nuolatinis Allaho atminimas, nes tai yra nenutrūkstama jungtis su Allahu ir geidžiamiausias apsirūpinimas. Allahas susiejo jo atminimą su tvirtumu pačioje sunkiausioje situacijoje, sudėtingiausiose aplinkybėse ir pavojingiausiose išbandymuose. Jis tarė, tikintieji, kai susidurite su priešų būriu, būkite tvirti ir daug atminkite Allahą, kad būtumėte sėkmingi. Tarp būdų, padedančių išlikti tvirtiems Allaho religijoje, yra ir gerų draugų pasirinkimas. Anot Abu Hurairos, tai būna Allahas jo patenkintas, pranašas, tai kaim ir Allaho palaima pasakė. Žmogus seka savo artimo draugo religiją, tad kiekvienas iš jūsų tai žiūri, su kuo draugauja, perdavė Tirmidhi. Taip pat tarp šių priežasčių yra nuodėmių ir nepaklusnumo palikimas, atsitraukimas nuo nusižengimų ir klaidų. Anot Ibn Mas'udo, tai būna Allahas jo patenkintas, Allaho pasiuntinys, tai kaim ir Allaho palaima pasakė. Saugokitės menkomis laikomų nuodėmių, nes jos kaupiasi žmoguje tol, kol jį pražudo, perdavė Ahmed. Tad būkite tvirti, Allaho tarnai. Koks nuostabus yra paklusnumas, po kurio seka kitas paklusnumas. Ir kokia graži yra dorybė, po kurios ateina kita dorybė. Ir koks apgailėtinas tas, kuris sugriauna tai, ką pats buvo pastatęs, ir išardo tai, ką buvo sutvirtinęs. Išaukštintasis tarė, nebūkite kaip ta kvailė, kuri išardė savo tvirtai susuktus verpalus. Al-Hasanas al-Basris nepasigailėjo, Allahas pasakė, tikintysis neturi nustatytos ribos savo darbams iki pat mirties. Po to jis perskaitė Allaho žodžius ir garbink savo viešpatį, kol pas tave ateis mirtis užtikrinta. Allaho tarnai, tai laimina Allahas mane ir jūs per Koraną ir Suną. Tegul jis suteikia man ir jums naudą iš juose esančių ženklų ir išminties. Tariu tai, ką girdėjote, ir prašau Allaho atleidimo savo ir jums. Prašykite jo atleidimo, nes jis yra atleidžiantis, suteikiantis malonę. Šlovė ir dėkingumas Allahui, kuris valdo širdis ir žvilgsnius, kuris sutvirtina savo dievobaimingus ir dorus tarnus šiame gyvenime ir ateinančiajame, amžinojoje buveinėje. Tik ir palaima mūsų pranašui Muhamedui, išrinktajam, taip pat jo turėsim šeimos nariams ir bendražygiams. Taigi, Allaho šventųjų namų piligrimai, maloningoje svečiai, tegul Allahas priima jūsų hadžą ir jūsų pastangas. Tegul jis leidžia mums ir jums dar daug metų ir ilgą laiką sulaukti šio palaiminto laiko. Tegul Allahas gausiai atlygina mūsų valdovams už jų rūpinamasi 200 mečetėmis ir jų lankytojais, hadžo ir umros piligrimais bei svečiais. Tegul jis priima jų pastangas, užrašo jiems gausų atlygį ir apdovanoja jos didžiulę dovaną bei puikiu atlygiu. Iš tiesų, tai, kas pripildo širdį džiaugsmu, kelia pasididžiavimą ir dėkingumą bei nusipelno pagirimo, yra didžiulės ir pagirtinos pastangos bei reikšmingi darbai, kurios šioje palaimintoje valstybėje vykdo išmintingą vadovybę. Allaho pagalba šios pastangos lėmė didžiulę šių metų hadžo sezono sėkmę ir pratęsė daugelį metų iš eilės besitęsiančią sėkmingą hadžo sezonų grandinę. Tegul Allahas išsaugo mūsų palaimintai šaliai šią didžią garbę. Allaho tarnai, iš tiesų, Allahas užlieja pranašą savo palaimą ir jo angelai prašo jo tai daryti. Tikintieji, melskite Allaho palaimas jam ir sveikinkite jį taikos pasveikinimu. Tad melskite palaimas ir taikos tam, kuris buvo pasiųstas su išmintimi ir vedimu, geriausiam iš kūrinijos ir kilniausiam išvaikščiojusių žeme, kaip jums įsakė jūsų viešpats. Allahe, laimink Muhamedą ir Muhamedo šeimą, kaip laiminai Abraomą ir Abraomo šeimą pasauliuose. Iš tiesų, tu esi šlovingas ir garbingas. Ir suteik palaimą Muhamedui ir Muhamedo šeimai, kaip suteikai palaimą Abraomui ir Abraomo šeimai pasauliuose. Iš tiesų, tu esi šlovingas ir garbingas. Allahe, būk patenkintas teisingai vedančiais, teisiaisiais kalifais, teisingaisiais vadovais, visais pranašų bendražygiais, jų sekėjais ir tais, kurie sekė jų keliu su gerumu iki atpildo dienos. Ir būk patenkintas mumis kartu su jais per savo dosnumą, kilnumą ir gerumą, o dosniausias iš dosniųjų. Allahe, išaukštink islamą ir musulmonus, apsaugok religiją ir padaryk šį kraštą saugų, ramų ir klestintį, taip pat visas musulmonų šalis, o viešpatę pasaulį.
Priimk piligrimų hadžą, padaryk jų hadžą priimtą, jų pastangas įvertintas ir jų nuodėmes atleistas. Padaryk jų kelionę laimingą, jų sugrįžimą garbingą, o jų kelią saugumo ir taikos keliu. Allahe, prašome tavęs suteikti sėkmę ir teisingus sprendimus mūsų imamui ir valdovui, 2 šventųjų mečečių tarnui, karaliui Salmanui bei jo sosto įpėdiniui, princui Muhamedui ibn Salmanui. Allahe, atlygink jiems geriausią atlygį už tai, ką jie daro dėl mūsų, dėl šalies ir žmonių, dėl islamo ir musulmonų. Allahe, suteik pergalę mūsų saugumo pajėgoms ir kariams, saugantiems mūsų sienas. Saugok juos savo apsauga, apgaubk juos savo globai rūpesčių, atlygink jiems ir visiems, kuriuos Allahas pagerbė tarnyste gailestingoje svečiams, geriausių atlygių. Allahe, palengvink prislėgtųjų rūpesčius, pašalink nelaimin patekusiųjų sunkumus, padėk skolingiesiems grąžinti skolas, išgydyk mūsų ligonius ir visus musulmonų ligonius. Allahe, pasigailėk mūsų mirusiųjų ir visų musulmonų mirusiųjų. Allahe, suteik pagalbą engiamiems musulmonams Palestinoje ir visur kitur. Suteik jiems išeitį iš kiekvieno rūpesčio, palengvinimą po kiekvieno sunkumo ir apsaugą nuo kiekvienos nelaimės. Allahe, saugok Al-Aksos mečetę ir padaryk ją didingą bei garbingą iki atpildo dienos. Allaho tarnai, iš tiesų, Allahas įsako teisingumą, gero darimą, dosnumą artimiesiems ir draudžia pasileidimą, nedorybes ir priespaudą. Jis perspėja jūs, kad atmintumėte. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا استووا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله أكبر. يا الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.